Norėtum susirinkti individualų BMW E34 pagal savo poreikius, o galbūt tiesiog norėtum pamatyti, kaip vyksta restauracijos visas procesas video formate. Vadinasi, privalai pasiekti mano kanalus soctinkluose Storage 34. Turiu tokį E34, kuris, kaip sakant, yra tik nuo tralo. Kodėl? Ogi dėl dviejų priežasčių. Pirma priežastis dėl to, kad jisai turi varikliaus defektą. Antra priežastis dėl to, kad jisai yra tik iš Vokietijos. Variklis senas, bet geras. Plyta 2,5. Ką vokietis senukas Hansas padarė šiam varikliui, šiandien nesiplėtuosim. Dėl to, kad šiandien daugiau apie pliusus, o ne minusus. Todėl uždarom. Šitas BMW'as yra nuvažiavęs truputį daugiau negu 200 000 km. Prie tokios ridos, manau, jau suprantat, kad yra labai mažas susidėvėjimas pačio kėbulo detalių ir kas ant kėbulo stovi. Nu, jau nebeskaitom variklio, nes apie variklį tema atskira yra. Nes netgi ir aš esu priardęs ne vieną 34 ir ne 2 ir ne 5, restauravęs esu tvarkęs žmonėms tiesiog. Ir šitas iš tikrųjų stovis, šito 34 stovis nustebino netgi mane patį. Kėbulo stovis iš tikrųjų yra labai geras. Kėbulo spalva irgi labai gera iš tikrųjų. Jo, apie tos defektus kėbulo, senukas Hansas kartais pavairuodavo biškį. Įrėmė kažkur, nubrėžė, sako, ką padarysi jo. Randai, sako, puošia vyrus. Ir paliko, nieko nebedarė. Bet visumoje kėbulas yra tikrai labai geras stovis, kiek aš jį apsižiūrėjau. O senuko Hanso žymių matom yra ne viena vieta. Pažiūrėkim, kaip atrodo akumuliatoriaus vieta. Tiesiog kaip nauja viskas atrodo. Garso izoliacija, kuri yra nei sutrūkusi, nei kažkas ją klibinės, judinės, paplėšęs. Tai stovis superinis. Bagažinės skyrius irgi taip pat stebina. Viskas atrodo kaip nauja beveik. Katuliai savo vietose. Pats dugnas iš tikrųjų irgi gražus. Visos apsaugos nenulaužytos, varžtai savo vietose dar neištumpyta. Netgi šitas atrodo kaip naujas. Pats dugnas irgi, kaip matot, stovis labai geras. Čia aklės, kurios būna labai dažnai pradeda koroduoti ir panašiai. Slenkščių rūdis, tai čia va šitokios. Tai suprantat, apie ką kalbam? Tada toliau labai įdomiai šičia atrodo. Galinio balkiaus gumas. Jos per kamerą gal matos, gal nesimato, bet atrodo, lyg būtų tik naujai perpresuotos, žinokit. Nors iš tikrųjų turbūt yra iš gamyklos taip išėjo. Tiesiog automobilis gal nematydavo daug žvyrkelių kažkokių. Ir atrodo viskas kaip nauja. Amortizatorių matau dar net nekleikia, taip yra kažkokia originali. Žodžiu, kėbulas tikrai gero smagaus stovio. Automobilio apačia priekį. Tai matot, pavyzdžiui, šitą juodą daiktą. Tai jisai yra kondicionieriaus sausintuvas. Į jį pažiūrėjus atrodo, kad jisai vakar turbūt yra pakeistas BMW atstovybei ir net lipdukas yra jam nusiplėšęs. Bet iš tikrųjų manau, kad jisai yra turbūt iš gamyklos su tom kondicionieriaus sausintuvo išėjęs, nes jie labai dažnai būna porūdyje ir panašiai vien dėl to, kad iš priekiaus gauna lietaus lašų, druskų ir panašiai, tai jisai pradeda rūdyti. Bet jos stovis, kaip matot, ledinis. Longeronas turi minimalių tokių samanų, pavyzdžiui, šitoje pačioj, bet čia yra tokios minimalios samanos, kad čia nepavadinsi rūdim, čia gali pavadinti tik tai samanom. Kaip matot, šitas E34 tikrai turi daug potencialo tapti projektu. Todėl, jeigu susidomėjai ir norėtum, kad aš surinkčiau tau E34 individualiai pagal tavo poreikius, sudėčiau salioną pagal tavo poreikius. Galbūt nori odinio, gal tau tinka ir šitas gražus, tik pakeisti vairuotojų sėdynę reikia. O galbūt iš vis sportinio norėsi kokio nors salono. Galbūt sakysi, kad reikia šios ratus iškart panaikinti, nes čia tiesiog yra kalpokai. Galbūt norėsi, kad būtų apdalos pakeistos į Shadowline. Galbūt plataus priekiaus norėsi, nes šitas būtent modelis yra pereinamasis modelis tarp